Visi žino, kad aš angliškai yra I. Pagal šią logiką sakinys tai aš turėtų skambėti kaip it is I arba this is I. Tiesa? Ogi ne, angliškai mes taip nesakome. Čia turime vartoti objektinį įvardžio I linksnį ir sakyti me, mane. It is me arba this is me. Atkreipkite dėmesį, kad sakinys it is me vartojamas tuomet, kai mums reikia atsakyti, kas esame. Pavyzdžiui, beldžiantis į duris arba skambinant telefonu, ypač kai pašnekovas mūsų nemato. For example, who is there? Kas ten? It's me, tai aš. It is me. Tuo tarpu this is me vartojamas reikšmėje štai aš, kai norime parodyti save nuotraukoje, filme arba prisistatyti. For example, this is me in Egypt. Štai aš Egipte. Follow me and I will tell you more about English.